Labas, gavau pagalbos prašymą. Gavau video, kuriam Dovydas 29 metų prašo hipnozės pagalbos sutvarkyti jam gyvenimą. Jis turi labai rimtų problemų, jo emocijos sužalojo jo kūną. Realiai jūs pamatysit, aš po šito prisistatymo aš jums parodysiu video, kaip jisai prašo manęs pagalbos ir kaip jisai atrodo. Jisai tikrai turi rimtų problemų, emocinių, hipnozės būdu. Aš galiu tai sutvarkyti. Ir aš noriu tai parodyti viešai visiems, kaip galima hipnozės būdu pakeisti žmogaus gyvenimą. Jisai sutiko dalyvauti šitam projektą. Šitą projektą pavadinau Dovydo projektu. Jisai neturi pinigų, jisai labai sunkiai gyvena finansiškai. Dar su juo padarysiu atskirą video. Ir šio projekto tikslas yra padėti jo gyvenimą sutvarkyti per pusę metų ar metus, kiek tai užtruks, bet aš pasiruošęs jam padėti. Reikia jam tuo pačiu ir finansinės pagalbos, paramos, maistui, gydymui, vaistams. Jisai eina pas medikus, turi kitų problemų, ne tik emocinių, dėl fizinio kūno. Jam reikia pagalbos su medikamentai. Jo pasidalinimas savo gyvenimo tai bus mainai į pinigus. Jisai pasiryžęs yra dalinti savo sunkiu gyvenimu tam, kad gautų paramos ir galėtų per tą paramą tiesiog jam nupirkti maisto, medikamentų ir tai, ko jam reikia. Palengvinti iki to momento, kol jisai atsistos ant kojų. Jisai turi daug talentų, jisai moka maketuoti, jisai moka groti gitarą. Kol jisai atsistos ant savo kojų, aš noriu jam padėti. Tai tikiuosi ir jūsų prisidėjimo prie šito projekto, finansinio, emocinio, gal kažkas kokiais daiktais padovanos, jeigu jam reikės, jeigu išsiaiškinsim. Tai vat, jeigu įdomu, pakomentuokit, įdomu, neįdomu, prisidėsit, neprisidėsit, pasidalinkit šito įrašu, o aš jūs palieku žiūrėti video, ką jisai man atsiuntė. Dėkui jums, kad esat ir iki kitų kartų. Mano vardas Dovydas, man 29 metai ir norėčiau paprašyti pagalbos sutvarkyti gyvenimą hipnozės būdu, nes dedu tikrai didelės viltis į tai, nes, kaip matote, mano veidas yra stipriai sužalotas, o sužalotas dėl to, nes turiu Toreto sindromą ir prieš maždaug metus laiko pradėjau save nerviškai žaloti, kandyti lūpą, trinti, draskyti nosį. Ir kaip matote, esu gana stipriai sužalotas, prireikė 2 nosies operacijų ir dar tikrai reikės bent jau kelių operacijų ir tikrai mane kankina Toreto sindromas nuo vaikystės ir norėčiau kažkaip savo pagelbėti, bet atmetimas, liūdesys ir pyktis ant savęs trukdo pilnavertiškai džiaugtis gyvenimu. Taip pat finansinės problemos, požiūris į tam tikrus dalykus šiek tiek skiriasi nuo kitų žmonių ir tikrai turiu problemų gyvenime. Tai dedu tikrai didelės viltis į hipnozę, kad ji man tikrai padės ir taip, tikrai norėčiau, kad padėtų ir kad galėčiau pilnavertiškai džiaugtis gyvenimu ir kad nebebūtų tam tikrų problemų gyvenime, nes šiuo metu matote, esu tikrai nekokioje formoje ir labai norėčiau, kad gyvenimas keistųsi.